Antrinio perdirbimo grupė įsikūrusi Kaune rūpinasi, kad naudotos automobilių padangos būtų tvarkingai surenkamos visoje Lietuvoje. Aš manau, kad didžiausia ekologinė šios dienos problema yra turbūt ne tai, kad žmonės išmeta kelias padangas į mišką, aišku, taip elgtis negalima, bet aš manau, kad vis dėlto naudotų padangų rinkoje didžiausia problema yra tai, kad žmonės yra mažai šviečiami ir mažai žino savo galimybės, kad perkant naujas padangas jie visą laiką tą patį kiekį, tokį patį tipažą padangų gali palikti servisuose arba prekybos vietose, iš kur pirko. Iš to susidaro sankaupos kažkokios, kažkas kažkur kaupia, pataupo kelis eurus. Ir manau, kad didžiausia šiandieną yra problema, tai yra tinkamo perdirbimo partnerio pasirinkimas, kuris turi savo istoriją, kuris turi savo perdirbimo galimybės, turi stiprius partnerius. Tai aš manau, šiandieną tai yra didžiausia problema Lietuvos istorijoje. Įmonė ne tik surenka ir išveža padangas, bet ir tiesiogiai perduoda jas galutiniam perdirbėjui. Dalis išgabenama deginti į akmenės cementą, o kita perduodama perdirbti Lenkijoje. Tai kiekvieną dieną pas mus, mūsų darbuotojai iš visoje Lietuvoje turime keletą ekipažų. Kiekvieną rytą išvažiuoja ir renka naudotas padangas visoje Lietuvoje. Kad jūs įsivaizduotumėte, tai vyksta su mikroautobusais, su sunkiasvoriu transportu, fūrom vadinamam, po visą Lietuvą pas mūsų klientus ir padangas atvykę mūsų darbuotojai krauna į transporto priemonės. Mes per dieną kažkur pakrauname apie 5 fūras vidutiniškai padangų. Į vieną transporto priemonę telpa apie 1000 vienetų lengvųjų padangų, tai taip apie 5000 vienetų. Po to pakrovus padangas mes jas siunčiame į mūsų perdirbimo gamyklas, nes mūsų įmonė yra surinkimo įmonė, mes neturime gamyklos. Turime tik tais atliekų surinkimo aikšteles, kur surenkam mažus kiekius, tarkim, mikroautobusais, kur klientai turi mažą kiekį padangų, mes jas susivežam, kol prikaupiam didelį kiekį, didelę pakrovimą į fūrą ir tada siunčiame į perdirbimo gamyklas. Bendradarbiaujame su keletą perdirbimo gamyklų, tai siunčiame ir Lietuvoje. Turime į gamyklą, taip pat didžiąją dalį eksportuojame, tai yra siunčiame į Lenkijos Respubliką tolesniam perdirbimui. Kaip įmonių grupė dirba nuo 2005 metų, jau pradėjome bendradarbiavimą 2005 metais su Akmenės cementu, sakykime, turbūt vienu patikimiausių partnerių Lietuvoje, kuris išmokė mus tam tikrų rinkos taisyklių laikytis, ekologijos standartų, tai jam tikrai esame dėkingi ir šiandien dienai tvarkome daugiau negu pusę Lietuvos padangų. Nuo 2025 metų balandžio 1 UAB Antrinio perdirbimo grupės valdymą perėmė Lenkijos kompanija Recek. Ir apsijungus šiom dviem įmonėm mes tapome antri didžiausi Europoje. Šiandien dienai sutvarkome apie 160–170 tūkstančių tonų. Bendrai tai, kad suprastume, tai yra virš 5 Lietuvų. Daugiausiai iš Lietuvos atvažiuojančių padangų yra gaminamas alternatyvus kuras cemento pramoniai, granulatas ir SMAPOOL technologija kelių dangom, kuri leidžia išgauti geresnės kokybės asfaltą ir ilgaamžiškumą. 2025 metais Lenkijos padangų perdirbimo lyderė Recik grupė įsigijo visą UAB Antrinio perdirbimo grupės akcijų paketą. Recik grupė surenka naudotas automobilių padangas visoje Lenkijoje, rūpinasi jų perdirbimu bei atkūrimu. Iš surinktų padangų gaminamos įvairios medžiagos. Jestem odpowiedzialna za koordynację logistyki we wszystkich 3 naszych zakładach, zlokalizowanych w Śremie, w Krośnie Odrzańskim i w Chełmie. W każdym z tych oddziałów posiadamy ponad 40 samochodów specjalistycznych dedykowanych do zbiórki zużytych opon. Wewnątrz naszej floty mogą Państwo znaleźć walking flory, są to naczepy z ruchomymi podłogami, dedykowane nie tylko do transportu zużytych opon, ale również do transportu pozostałych odpadów. Oprócz tego posiadamy mniejsze samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony, które dedykowane są stricte do transportu zużytych opon, a także hakowce. Są to duże samochody ciężarowe z przyczepami, które transportują kontenery na zużyte opony. To podmiot zajmujący się recyklingiem i odzyskiem opon poużytkowych. Na obecną chwilę jesteśmy największym tego typu podmiotem w Europie Środkowo-Wschodniej i rocznie przerabiamy ponad 140 000 ton
opon poużytkowych. Każdy z zakładów posiada wysoce wyspecjalizowane linie technologiczne służące do produkcji granulatu gumowego, pudru, paliwa alternatywnego i uzyskiwania z nich czystej stali. Nasz granulat gumowy jest najczystszy w Europie i sprzedajemy go dalej do producentów wyrobów gotowych. Jest on najmniej zanieczyszczony i najbardziej pożądany na rynku europejskim. Reci grupė ketina diegti pažangias perdirbimo strategijas, gamyklos efektyvumą kelti investuojant į saulės energetikos sprendimus, 100% sudedamųjų dalių perdirbimą ir inovatyvius gaminius. Mes bendradarbiaujame su padangų importuotojais, regiono atliekų tvarkymo centrais, iš jų vežame padangas, tuo tikslu, kad padangas nesikauptų aplinkoje, nes visiems turbūt nėra malonu matyti padangas miškuose, pakelėse. Lietuvoje veikia padangų gamintojo atsakomybės principas, mes teikime paslaugas šiuo pagrindu ir padangas išvežam tam, kad jos nesimėtytų aplinkoje, gamtoje ir visi gyventume gražiai. Reci kompanijos atėjimas į Lietuvą, manau, kad mūsų klientam duos pirmiausiai, tai visą laiką reikėdavo laukti, nes Lietuvos perdirbimo pajėgumai, jie tikrai ne visagaliai ir tos gamyklos tikrai negalėdavo perdirbti tų kiekių, ypač piko metu, kurie susidarydavo padangų keitimo pavasarį ir rudenį metu. Tikrai pagerės, plečiame surinkimo galimybės. Anksčiau rinkdom tik mikroautobusais iš mažų taškų, ypač miestuose dideliuose, tai pasiteisino. Dabar plečiame ir savo walk-in floorus, ir konteinerinę sistemą įdieginėjame šiais metais. Tai tikrai atsiranda, plus papildomos aikštelės šiemet atsiras surinkimo. Matome, kad tikrai savo klientam galėsime pasiūlyti geresnės kokybės paslaugą ir užtikrinti ją nuolatos.